Jėzus suteikia man begalinę malonę. Ta malonė veikia mano gyvenime. Jinai veikia pastoviai, veikia konkrečiai ir veikia todėl, kad esu bažnyčios narys. Bažnyčia yra malonės bendruomenė, bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, bažnyčia yra šventosios dvasios suburta bendruomenė, bažnyčia esame mes. Ne šiaip sau susirinkimas, bet tai Kristaus veiklos pratęsimas istorijoje. Taigi per krikštą aš esu įjungiamas į tą malonės bendruomenę, aš esu įtraukiamas į Dievo veikimą pasaulyje ir tampu, drąsiai galime sakyti, jau čia šitoje žemėje tampu ne savo nuopelnų ir pastangų dėka, bet Dievo malonės dėka tampu sudievintas. Ir mano atbaigimas amžinybėje, Dievo akivaizdoje, kur tikrai būsime panašus į jį, nes pažinsime jį tokį, koks jis yra. Primenu, nuodėmės blogis yra tikrai labai didelis, labai didelis. Mes neretai dėl įvairių priežasčių neįsigiliname, ką su mumis padaro nuodėmė. Nuodėmė mus išniekina. Iš tikrųjų, nuodėmės dėka aš tampu kaip Dievo žmogus, kuriam skirta vienybė su Dievu, tiesiog apiplėštas. Aš apiplėšiu save, apiplėšiu taip pat bažnyčią kaip mistinį Kristaus kūną, nes mes esam to paties kūno nariai. Taigi, jeigu kūnas serga, tai yra vienas narys suserga, tai ir tas kūnas jau nekaip jaučiasi. Ir jis negali atlikti pilnai funkcijų. Aišku, Dievo malonė nesustabdoma yra mūsų pasirinkimas, ko aš tikiu, ko pasitikiu, kaip apsisprendžiu būti. Tai štai, jeigu mes nekaip save realizuojame, šnekant jau paprasčiau, tai tada tas ir kūnas vis dėlto jis tampa žeidžiamas, nebegali taip gerai būti, negali taip gerai funkcionuoti malonės prasme. Tiesiog žeidžia šalia esančių žmonės, tie, kurie gyvena nuodėmiai. Nuodėmė neleidžia man būti Dievo žmogumi po šitą saulę. Tikėjimas teisingai suformuotas, bet drąsos stinga tikėti, nedrąsos stinga paprašyti, drąsos stinga pasitikėti. Piktasis jis tavo arsenalę turi įvairių to ginklų. Ir labai, aišku, gal tas nėra labai gausus tas arsenalas, tai ten yra kas? Įvairūs gundimai ir baimė. Ne? Tai vieną asmenį pagazdina, kitą pagundo, ir žmogus jis tampa toks suvaržytas, nedrįsta, sakysim, pilnai pasitikėti Dievo ligos, pavyzdžiui, atveju, čia labai toks dažnas variantas, arba kokių išbandymų atveju, ir žmogus įmir sušlubuoja, ir tas tikėjimas tampa toks neveiksmingas. O nuodėmė šalia viso to, tai jau yra iš tikrųjų tas, jeigu sunki nuodėmė, jinai nutraukia santykį su Dievu, nes nebeklausai Dievo valios. Ir tada reikia tų kažkokių tai stebuklingų pranašų atvažiuojančių iš šalies, vietoj to, kad suprastume savo tapatumą. Žmogus, teisusis, kaip psalmėse šventasis raštas kalba, teisiajam Dievas tikrai palankus, teisų į žmogų Dievas išklauso, teisų į žmogų Dievas veda. Aišku, per išbandymus, bet veda. Jis vadinamas atsivertimo sakramentu, nes juo sakramentiškai įgyvendinamas Jėzaus raginimas atsiversti. Atveriamas kelias sugrįžti pas tėvą, nuo kurio buvo nutolta per nuodėmę. Pavadinta atsivertimo sakramentas, kai tu supranti, kad taip kaip gyvenau, matau, supranti, kad kažkas kito yra. Taip kaip gyvenau, gyventi nebegaliu, nebeišeina ar negalima, žodžiu, neturi prasmės toks gyvenimas, kaip gyvenau iki šiol. Tada imi ieškoti kelio. Mes labai rimtai į išpažintį turėtume žiūrėti. Neskrupulingai dėl smulkių dalykų, bet iš esmės galvoti, koks mano gyvenimo kelias. Ir tada, rūpestis tas, jeigu žiūrėsim ir tą tokį gražų kalbėjimą, sakysim, ir besirūpindamas savo gyvenimu, matau, kad turiu keisti, negaliu taip, ir tas poreikis keistis. Kita vertus, labai geras momentas, nes tas radikalumas, tai kažkam įvyko kažkas, arba šiaip atėjo riba kažkokia. Tai iš esmės išpažintis taip pat tai yra tam tikra riba. Gal, aišku, tapo išpažintis kasdienybė, gal nėra dramatizmo mūsų išgyvenimuose, bet jeigu taip imt malonės ir tą ontologinę prasme, tokia būtinė, tai iš tikrųjų visą laiką yra tas dramatizmas. Įsivaizduoju, iš nusidėjėlio, kuris prarado gyvenimą, aš tampu, jeigu taip drąsiai galima, tampu šventuoju, kuris atrado Dievą ir kuriam Dievas pasakė, eik tau atleista. Tai sako per bažnyčią, tai yra štai ir asmeninis kelias, radikalus kelias, ir tuo pačiu bažnytinis kelias, tai yra bažnyčia man užtikrina ir pasako, tai yra tikrai tau atleista, tu turi naują gyvenimą.
Gailestis tai yra suvokimas tam tikro elgesio modelio beprasmiškumo ir, ką reiškia atsilyginti, kad keičiuosi ir bandau nuostolius, ne kokie tai nuostoliai gali būti ištaisomi ir neištaisomi, įvairūs būti, bet bandau tai atlyginti. Tai keičiasi mano gyvenimo kryptis. Ateinant išpažinties, jinai keičiasi. Esminis jo elementas yra prisipažinimas. Nuodėmių išpažinimas kunigui. Giliaja prasme šis sakramentas taip pat yra Dievo šventumo ir jo gailestingumo žmogui nusidėjėliui išpažinimas. Pripažinimas ir pašlovinimas. Žinau, kad esu tą ir aną, trečią, ketvirtą padaręs. Žinau, Dieve, kad nuo tavęs atsitolinau. Žinau, kad buvau silpnas, buvau neištikimas. Tiesiog matau tą savo dužumą. Bet šitame matyme kitas labai svarbus elementas. Tačiau nenusiviliu, neprarandu vilties, nepasiduodu tokiam visiškam kažkokiam tai depresijai. Bet ateinu pas tave, kaip savo viešpatį ir gelbėtoją. Tai visuose gyjimuose, tose dvasiniuose, tai yra patys pagrindiniai elementai. Išpažinti tą nuogą tiesą. Dieve, ateinu pas tave, nes esu parblokštas, savo nuodėmę iš tikrųjų ištiktas. Esu praradęs su Dieve su tavim ryšį, kaip sūnus palaidūnas, man baisiai negera. Nežinau kartais, kodėl negera. Iš tikrųjų dažnai kreipiasi ir klausia, ką daryti ten. Kartais vaidenasi namuose, ar ten dar kokios nesėkmės. Ir kažkaip žmonės sunkiai priima, kad pas Dievą reikia eiti, pirmoje vietoje. Mes nei velnius turim žiūrėti, nei demonus, nei kažkokius ten nevykusius žmonės, nei save niekindami, bet turim eiti pas Dievą. Tai čia yra išpažinties tokia, iš tikrųjų, esmė. Ateinu, Dieve, pas tave. Ir šitoje vietoje išpažintis visuose tose gyjimuose yra pagrindinis elementas. Nes išpažįstu savo nuodėmingumą ir silpnumą ir ateinu pas gerąjį Dievą, kuris nori mane išgydyti ir kuris nori iš meilės mane pakeisti. Aišku, čia labai daug tų gydymo elementų yra ir per puikybę mums smogė, sakykime, drąsiai galim sakytas, norėdamas būti kažinkas, o čia turiu pasakyti, kad atleisk man viešpatį nusidėjėlis, atleisk man bendruomenę, prieš jūs esu taip pat kaltas ir galų gale taip pat esu kviečiamas pašlovinti Dievą, nes jis yra didis, jis man atleidžia. Vis pamirštam tą malonės dėmenį. Reikia atsiminti visą laiką. Prieidamas išpažinties, jeigu buvau sunkiai nusidėjęs, aš gaunu tikrą atleidimą savo nuodėmių ir kalčių, amžiną gyvenimą atgaunu ir taip pat atgaunu Dievo malonę. Gaunu Dievo malonę, kuri manyje ima veikti savo jėga, pilna jėga, kuri negalėjo išsiskleisti dėl mano nuodėmingumo. Tai aš vėl esu Dievo vaikas, pilna savo to žodžio prasme. Niekas nebetemdo mano ir Dievo santykio. Mes per krikštą sutvirtinimą gauname tikrai Jėzų Kristų ir atitinkamai pagal gautąją malonę turim pradėti elgtis. Tada šventoji dvasia veiks mumise pilnai. Tai štai mūsų pašaukimas. O kai mes neveikiam pagal Kristų arba veikiam priešingai gautai malonį, tai neklausom Dievo, tai aišku esam sunkioj toj nuodėmė ir mūsų gyvenimas pakrypsta ne į tą pusę. Mes esam pašaukti gyventi kaip žmonės, kurie apsivilko Kristumi. Esam malonės žmonės, pakviesti gyventi pagal gautą